Tai labas vakaras, labai malonu, kad čia atėjote. Buvo tokie nedideli techniniai nesklandumai, bet tikiuosi, kad toliau tai jau mes galėsime bendrauti ir tiesiogiai su tais, kurie čia atėjo, ir su tais, kurie prisijungė nuotoliu. Aš esu Laima Kreivytė ir čia dėstau Vilniaus dailės akademijoje nuo 95-ųjų. Ir baigiau studijas, paskui studijavau doktorantūroje ir kažkur tame tarpe 99 metais išvykau studijuoti į Vidurio Europos universitetą, kuris tuomet buvo Budapešte, lyčių ir kultūros studijų, nes jų labai trūko Lietuvoje. Ir nuo to laiko, kai aš ten pastudijavau, jau tas lyčių perspektyva man tiesiog nebegali iš galvos, kaip sako, negalėt matyti, nes kai jau pamatai tam tikras netolygų vertinimą, nevienodą požiūrį į vyrų ir moterų darbą, nevienodai siūlymą jų kažkokius įvertinimus tų darbų, na tai nebegali nematyti. Tai aš pradėjau tuo atkakliai domėtis, kuruoti parodas, kviesti menininkės, galvoti apie jas, rašyti, burtis į grupės su kolegėmis ir taip ledai pajudėjo. O šį vakarą aktualiosios dailėtyros paskaitų cikle tai kaip tik ir kalbėsiu apie feministinės meno ir kuravimo strategijas. Taigi pabandysiu aš dabar pajungti tą savo prezentaciją, kur bus daug visokių įdomių vaizdų. Tai tikėkime, kad kai kas jums bus ten įdomaus. Taigi, štai. Pridėjau labai daug visokių vaizdų, tai turbūt dabar šitas kompiuteris mąstys, o sumastė gana greitai. Tema pakartota ir pradėsiu nuo tokios įžangos. Įžangą gal reikėtų daryti dar ankstesnę, kada prasideda tokie sąmoningesni moterų menininkų ir kuratorių ir tyrinėtojų veiksmai, tai turbūt su antraja feminizmo banga ir galima būtų netgi besti pirštu į tokius metus kaip 1971, kai pasirodo legendinis Lindos Nochlin straipsnis "Kodėl nebuvo didžių menininkių", jis yra išverstas ir į lietuvių kalbą, kur jinai ginčijosi su tuo dažnai tokiu nelogišku argumentu, tai pasakykite garsias menininkės arba kompozitorės arba filosofes ir parodė, kur čia šitos argumentacijos klaidos. Ir 71 kita garsi kuratorė Lucy Lippard irgi kuravo vien tik tai menininkių parodą. Tai 20, nežinau, kelių ten buvo, bet galima lengvai susirasti. Bet aš jau dabar noriu nebesirausti po pačią pradžią, o eiti į tuos jau 21 amžiaus laikus, kurie netgi dabar atrodo gana nutolę. Tai pavyzdžiui, 2007 jau tuoj bus 20 metų. Ir tada pasirodė dvi labai įspūdingos stiprios parodos Jungtinėse valstijose, viename krašte ir kitame, Niujorke ir Los Andžele, skirtos feminizmui su dideliais katalogais ir rimtais tyrimais. Tai Bruklino muziejuje įvyko paroda "Globalūs feminizmai", kurią kuravo Maura Riley ir Linda Nochlin. Ir tai buvo pirmas toksai bandymas iš tikrųjų pažvelgti plačiau į feministinio meno sklaidą pasaulyje, nes dažniausiai, kai kalbam apie feminizmą, tai būna Šiaurės Amerika, Vakarų Europa ir net daugiausia ten Šiaurės Amerika. Na, o paskui jau pasirodė ir kitas toks labiau aktyvizmo fokusui skirta paroda ir katalogas, tai Back, menas ir feministinė revoliucija, tai kuravo Kornelija arba Connie Butler, ir čia buvo mokoji Los Andželo šiuolaikinio meno centre. Ir buvo labiau skirta tam santykiui feminizmo ir aktyvizmo nuo 65 iki 80. Tai mes čia, aišku, sustoti negalime, nes nereikia pamiršti savo regiono. Ir štai Bojana Page, viena iš garsiausių mūsų regiono kuratorių gyvenanti Berlyne,
surengė parodą 2009-aisiais Modernaus meno muziejuje Vienoje lyties kontrolė, moteriškumas ir vyriškumas rytų Europos mene. Kuom įdomus buvo jos požiūris, tai kad jinai iš kiekvienos šalies pasikvietė ekspertes ir kiekvienos šalies atstovė darė tam tikrą tyrimą. Man teko laimė būti ta tyrėja iš Lietuvos ir Bojana Peičiau rėmėsi šituo tyrėjų tinklu ir paskui tas tinklas, tinklas žodis šiandien kartosis ne vieną kartą, tas tinklas tapo tokiu tolimesnio bendravimo būdu, nes mes ir konferencijos rengdavome, vieną kitą kviesdavome ir panašiai. Tai štai Bojana Peičiau surengė šitą parodą, labai įspūdingą, iš tikrųjų ten vardai tokie nuo pačių garsiausių, nuo Marinos Abramovič, Eglės Rakauskaitės, nuo Sofijos Kulik ir Natalijos LL, nuo ko tik tai nori, iki tokių sovietmečių pražiūrėtų menininkų. Aš, pavyzdžiui, pasiūliau Rožanskaitę, Galiną Petrovą ir panašiai. Ten buvo ne tik tai moterų menininkių, tai buvo būtent lyčių, tai ir vyrų vaizdavimas ir pačių vyrų menininkų darbai, bet iš tikrųjų buvo stengiamasi žiūrėti, o kaip tam tikros praktikos, ką mes siejame su moteriškumo arba vyriškumo raiška arba seksualumu ir homoseksualumu, kaip visą tai reiškiasi mene. Ir dar vieną dalyką noriu pristatyti, kad vyksta tie dalykai ir gyvai, bet vyksta ir paskui keliama į internetą, yra toksai React Feminist Performing Archive, vokietės dvi, Beatrice Tamer ir Bettina Kalb, jos nuo 2008 keliavo, padarė 3 tokias laidas, rinko menininkių video darbus, prašė, kas galėjo skirti tos darbus, sudarė, yra toksai archyvas, galite ten nueiti, susirasti. Iš Lietuvos ten yra Eglės Rakauskaitės ir kultūriščių darbas. Tai štai toksai archyvas. Čia parodžiau, kad yra. Ir pereinant prie dar artimesnių laikų, tai visai jau palyginti neseniai, nors žiūrėkit, jau praėjo 3 metai. Tai buvo Venecijos bienalė 2002 metų, vadinosi Svajonių pienas arba Sapnų pienas pagal Eleonoros Carrington knygą, kurios kuratorė Cecilia Alemani, gyvenanti Niujorke, kuruojanti Highline liniją. Jinai surinko labai įdomią grupę menininkų, netgi galima būtų sakyti menininkių, nes pirmą kartą istorijoje Venecijos bienalėje menininkių buvo maždaug 90%, o menininkų apie 10%, ir paprastai visą laiką būdavo atvirkščiai ir nieko tai visiškai nestebino. Nes dar 20-ojo amžiaus viduryje tiek Gombriko, tiek Johnsono meno istorijos buvo visiškai vien tik tai parašytos apie vyrus menininkus ir viskas visiems buvo gerai, išskyrus feministės. Bet kuo dar buvo svarbi šita Venecijos bienalė? Tuo, kad Cecilia Alemani visiškai netgi neakcentavo, kad jinai kuruoja kažkaip feministinę, jinai net neakcentavo nei tos pasikeitusios proporcijos, jinai tiesiog labai panašiai, kaip dažnai nutikdavo ir vyram kuratoriam, aš tiesiog rinkau gerus menininkus, man tiesiog norėjosi parodyti nerodytus arba mažiau rodytus, ir tai yra tiesa, nes būtent menininkės dažniausiai ir pražiūrėdavo ir parodė daugiau iš Lotynų Amerikos, visokių nenormatyvinių menininkų ir taip toliau. Tai, žodžiu, padarė tokį labai svarbų tyrimą ir jausmas buvo toje bienalėje labai skirtingas. Kuom jis buvo skirtingas, gal nemažai iš jūsų ir matė. Tai paprastai bienalė vis tiek prezentuoja save kaip tam tikrą struktūrą. Štai, pavyzdžiui, Massimiliano Džioni, Cecilijos Alemani vyras, irgi kuratorius, tokia darė, reiškias, labai racionalią, reiškias, enciklopediniai rūmai. Tenai sudėta tokia kaip hierarchinė struktūra, kažkokie bokštai, viskas padalinta kaip galerijų kokioj mugėj tokiais segmentais. Dabar ateina į Cecilijos Alemani ir tu supranti, kad tu patenki į tokią pusiau sapnišką erdvę, labai daug tokių neapibrėžtų formų, labai daug iš tikrųjų tų sapnų, nuojautų, visai kitas akcentas iš to tokio tarsi
dominuojančio racionalaus prado, konceptualaus, kažkokių tokių šmaikščių ar nežinau, gigantiškų, hierarchiškų dalykų, svarbių temų ir staiga tu patenki ir supranti, kad tai yra paradigmos pasikeitimas, ne tik tai kažkaip naujų menininkių įtraukimas. Na ir perinant prie Lietuvos istorijos feministinio meno, tai kokios čia parodos. Na, tai 95-ais kuratorius Kęstutis Kuizinas, tuo metu Šiuolaikinio meno centro direktorius, jisai sukuruoja tokią parodą, Joana Arkietė 8 komentarai, pakviečia Kazę Zimblytę, Gražiną Pajarskaitę, tuometinę architektę ŠMC, Violetą Bubelytę, Eglę Rakauskaitę, Pauliną Eglę Pukytę, Jūratę Stauskaitę ir Karlą Gruodis. Ir štai būna tokia paroda. Dar iš tiesų Lietuvoje tas feminizmas nei kaip teorija, nei kaip praktika nelabai yra atėjęs. Tai viskas irgi tokių nuojautų lygmenyje. Ir pačios menininkės, išskyrus Karlą Gruodis, kuri gimė ir augo Kanadoje ir jau ten baigė lyčių, tai yra moterų studijas, jos kažkaip su to feminizmu elgėsi atsargiai, nes ilgą laiką feminizmas buvo toks negeras žodis. Nu, vat, maždaug feministė, tai kažko nepasisekė jai, vyrų nekenčia, visą krūvą stereotipų. Tai buvo toks poetiškas žvilgsnis, bandant pasižiūrėti, o kas čia tokio įdomaus. Ir štai manau, kad buvo įdomu Kazė Zimblytė, Eglės Rakauskaitės be galo didelis Jonas ir garsusis Karlos Gruodis darbas Prarastas vainikas, kuris dabar yra Nacionalinės dailės galerijoje nuolatinėje ekspozicijoje, kur ji tiesiog paima iš tautosakos tokią spintelę su meilės dainom lietuvių ir paaiškėja, kad tos visos meilės dainos yra tragiškos. Ten prarastas vainikas, žuvo kare, pabėgo, nu tokia visas nelaimių katalogas. Ir iš tikrųjų gal tik porą stalčiukų su to jau gerų meilės. O viduryje bučiuojasi menininkų tėvai, toks stambus planas. Tuo aš jau baigsiu tokią istorinę apžvalgą, pereisiu prie konkretesnių. Ir 98-ais Ieva Kuizinienė išveža lietuvių 34 menininkės įvairių kartų ir sričių į jau tokį specialų moterų muziejų Vašingtone ir parodo jas. Tai irgi toks kaip apžvalginė paroda. Ir dabar, o kaip su tuo feminizmu tarp pačių menininkių? Iki šiol iš tikrųjų yra menininkių, kurios ne tik tai neįsivaizduoja ir turbūt nėra feministėmis, bet ir nemėgsta ir nenori būti, kaip sakoma, talpinamos į tą moterų menininkių ratelį. Tai va čia tai būdingiau yra vyresniai, viduriniai kartai, kur iš tiesų jos turėjo konkuruoti su vyrais menininkais ir ne tai, kad galvoti, o kuo aš čia tokia unikali, o kaip čia man padaryti nei kiek neblogesnį kūrinį. Iš tiesų tai reikėdavo padaryti daug geriau, daug stipriau, daug įvairiau, kad gautų bent truputėlį tos šlovės arba dėmesio. Na, vat ir šitie žodžiai Rūtos Katiliūtės, kai tapau esu angelos, todėl nepriklausau nei moterų, nei vyrų menui, nu tas įsivaizdavimas, kad kai tu esi menininkė, tu tarsi kažkuo tampi visiškai kitu ir kad tai tas visas lyčių perspektyva, tos teorijos yra neaktualios. Dalykas tas, kad nepriklausomai nuo to, ar mums patinka feminizmas ar nepatinka, bet šita teorinė prieiga yra labai svarbi ir iki šiol jinai išlieka aktuali ir įtraukiama į visas svarbiausių kritikos teorijų antologijos, iki šiol ją operuojama. Kodėl? Todėl, kad lygybė nepasiekta ir ta lygybė nepasiekta ne tik tai, va dabar mes čia sėdime, daugiausia esam moteris, bet mums atrodo vakarų galbūt pasaulyje, kad visai čia ne taip ir blogai, kur norim ten einam, nereikia specifiškai rengtis galvų dengti, galim išeiti, pasisakyti, turime balsavimo teisės ir atrodo viskas neblogai. O kur prasideda problemos? O problemos prasideda ten, kai tu pradedi žiūrėti, o kaipgi visa tai veikia skirtinguose lygmenyse. Asmeninėme gyvenime, šeimos santykiai, kaip jie reguliuojami, kokie įstatymai, kaip tai veikia socialinėme gyvenime, kokie vaidmenys, kokie lūkesčiai, kas vaikus augina, kaip profesiniai reikalai, ar dažnai tie vyrai išeina į tėvystės atostogas. Tada
profesinis gyvenimas kitu aspektu. O kiek Lietuvos muziejuose ir pasaulio muziejuose yra moterų menininkių ir nenormatyvinių tapatybių autorių kūrinių. Na, dar galima būtų pratęsti tą sąrašą juodaodžių, įvairių etniškumų, ne tik tai kažkokių tenais amerikiečių, ten bričių ir gal italių, prancūzių. Ir paaiškėja, kad tas vakarų meno kanonas iki šiol yra labai toksai patriarchalinis, ten kokie 85, o gal ir daugiau procentai yra baltieji vyrai. Ir tų moterų menininkių tiek, kur be paimsi, tiek kolekcijose, o jau nekalbant apie tokį specifiškesnį meną kaip aktyvizmas, Lietuvos mene, meno muziejai iš viso labai atsargiai žiūri aktyvistinį meną. Pavyzdžiui, man atrodo, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, tai gal jie tik tai ir turi tą Meilutytės performansą su kolegėmis, kur plaukia per raudoną į nudažytą tvenkinį prie Rusijos ambasados, ir tai koks kilo tada šaršalas, vat atrodė gal tai nepakankamai menas, nes tai yra aktyvizmas, iš karto tokia skirtis brėžiama modernistinė. Tai štai, tai iš tikrųjų ta neligybė jinai tebe egzistuoja, ir kadangi tiek moterų meno, tiek jų kūrinių skaičius ir kainos yra žymiai nuo tokios mažesnės, taip galima pažiūrėti ir aukcionuose, ir visur, visame pasaulyje, tai šitos feministinės idėjos ir praktikos ir kuravimas turi prasmės, nes, kartais sako, kiekvieną kartą, kai pasirodo kokia nors didesnė feministinė paroda, pavyzdžiui, vienų moterų, taip pat pasigirsta tas pats balsas, taigi čia jau taip pat gyvenę, taigi jau čia buvo tas feminizmas, tai čia visi skuba laidoti. Ir paaiškėjo, kad ne. Lygiai taip pačiai mes su Akvilina Cicėnaite išleidom literatūrą ir meną, feministinį tokį numerį. Ir irgi sulaukėm iš pradžių, kai pasakėm, kad darysime feministinį, kad jis niekam nebus įdomus, kad čia jau irgi toks atgyvenęs, ir paaiškėjo, kad labai įdomus. Ir kaip nekeista moterim. O kažkodėl vyram atrodo, kad čia nėra šitos jokios problemos. Tai irgi tokia įdomi optika, ar ne? Bet jinai egzistuoja. Ir kaip sakė Maura Riley, viena iš tokių pagrindinių feministinių kuratorių, kuri ir teoretizuoja, jinai išleidusi yra knygą Curatorial Activism, jinai sako, kol neligybė egzistuoja, tol tokios parodos kaip vyrų, moterų, gėjų ar ten kažkokių nenormatyvinių tapatybių, kažkokių užspaustų grupių, tos parodos turi prasmės, nes jos parodo tai, kas yra pražiūrima. Nes neužtenka tik tai paimti po vieną menininkę, atrasti ir dėti į dailės istoriją. Na štai, einame toliau. Kai dailės istorija ir kažkaip muziejai stagnuoja, tai tada žengia į priekį menininkai, ir Nomeda ir Gediminas Urbonai, jie pradeda gilintis į šitą lyties problematiką, ir jie pradeda tokį labai ambicingą projektą Transakcija. Tuo metu perveda iš kino juostos į video juostas, tas VHS, dabar jau tokios net nebeįdomios, niekam kempinui gal daryti instaliacijas. Visus tos lietuviškus filmus, yra didžiulis archyvas, padaro aprašus, paprašo feministės pakomentuoti apie moterų vaidmenis tose filmuose, ir kas paaiškėja, kad dažniausiai tai yra toksai aukos scenarijus. Pritaiko iš psichologijos transakcijos modelį, kur yra auka, persekiotojas, gelbėtojas, ir kaip čia visą tai sukasi. Na ir labai įdomu, išleidžia leidinį apie tai, keliauja, susilaukia populiarumo, keliauja po pasaulį šito projektu. Va čia psichologas komentuoja. Galima būdavo ateiti, pasileisti kažkokį filmą, paklausyti psichologų, paklausyti feministių. Čia vat lietuvių aktorė Bajorytė Eugenija, tokia, kai rodžiau per konferenciją Berlyne, tai neteko žado, neįsivaizdavo, kad tarybinėme kinematografe buvo tokių veidų. Taip, tai kągi, ir tada jie nesustojo ties pasiektų. Kitas svarbus klausimas - moters balsas. Rūta Remake projektas. Moters balsas, kodėl jis yra aktualus? Todėl, kad jisai buvo tildomas. Moteris neturėjo to subjektyvumo, galima prisiminti Virginios Woolf ir kitus.
Ta prasme, kada jos galėjo pradėti kalbėti, rašyti, kada jos gavo balsavimo teisės, tai tas balsas, jos neturėjo subjektivumo, atitinkamai niekam nerūpėjo moters seksualumas, nu koks dar seksualumas, nu jinai yra mainų objektas iš tėvo vyrų ir panašiai. Tai štai, ir tada Urbonai irgi galvoja, kaip čia tą balsą, archyvą, dainų archyvą, klausinėjo vėl feministės, ką jos mato apie balsą, apie nutylėjimą, ar moteris turi balsą. Ir šitas balso ir vaizdo santykis visą laiką yra svarbus, nes, pavyzdžiui, Kristina Inčiūraitė, jinai specialiai savo video darbuose nerodo moters pagal Loros Malvitą teoriją, kad reiškia, vyras yra aktyvus veikėjas, kuris stumia pasakojimą į priekį, o moteris yra tas pasyvus objektas skirtas grožėtis ir kad mes objektifikuojame, tas vyriškas žvilgsnis objektifikuoja moterį ir jinai tiesiog nieko ten nedaro. Tai kad nebūtų tos objektifikacijos, tai Kristina Inčiūraitė specialiai savo video darbuose nerodydavo moterų, tik tai davo toksai užkadrinis balsas, ten pavyzdžiui, moterų. Ir vienas iš tokių būdų, tai Kristina Inčiūraitė, kai veikė Šiuolaikinio meno televizija ŠMC TV, nufilmavo meno kritikės interviu. Iš tikrųjų, ta meno kritikė tai įgarsino menininkės mintis. Žodžiu, buvo tokia žiopčiojanti galva, tai kaip diktoriai skaito parašytą tekstą. Ta galva buvo, aš ir buvo labai įdomu, kad vaidinau, kad aš čia kažkokias mintis skleidžiau, iš tikrųjų skleidžiau tai, ką menininkė nori matyti. Toks irgi vaidmenų klausimas. Ir Kristina Inčiūraitė sukuravo ir parodą Tarp mūsų. Dabar reikia biškį truputėlį kontekstą išskleisti, kodėl tokia paroda atsirado, kodėl jinai buvo aktuali. Todėl, kad prieš tai Šiuolaikinio meno centras pradėjo tokį parodų ciklą Emisija, kur pristatinėjo jaunesniosios kartos menininkus, kurie kartu su ta naujaja komanda, su Kęstučiu Kuizinu pradėjo savo karjerą. Tai jie vieni kitus, kaip sakant, iškėlė, ėjo koja kojon ir dabar visi tie menininkai tokie kaip Gediminas ir Nomeda Urmonai, Evaldas Jansas, Gintaras Makarevičius, Audrius Novickas, ir daugybė kitų gavo tokias personalinės parodas Šiuolaikinio meno centre. Ir tarp tų menininkų buvo tik 3 menininkės. Tai Paulina Eglė Pukytė, Patricija Jurkšaitytė ir Eglė Rakauskaitė, žinoma. Dar galima priskaičiuoti, kad viena antroji tai yra Nomeda Urmonės duetas. Tai kaip dažniausiai ir būna, tai tada Kristina Inčiūraitė sako, o tai tu tada moterų parodą sukurok. Čia žinote, kaip būna kokioje knygų mugėje. Vyrai išleidžia poezijos rinkinys, kiekvienas ten pristato savo knygą. Ir paskui susizgrimba leidykla, oi, taigi mes dar ir moterų išleidom poezijos knygą, tai dabar padarykim moterų skaitimus. Aš tai nesibaidau moterų skaitimų, tai būna smagu ir toks solidarumas, bet kita vertus reikia nepamiršti ir kiekvieną atskirai įvertinti. Ieva Dilytė pažvelgė į muziejaus kolekciją, padarė parodą, kaip vaizduotos moteris per įvairius laikotarpius. Žvilgsnio gale galite susirasti PDF muziejaus katalogę, tą Žvilgsnio gale su įdomiais tekstais Artūro Tereškino, Railo, iš tos Audronės Žukauskaitės. Ir kas toliau? Toliau paaiškėja, kad neužtenka kalbėti apie vyrus ir moteris, kad nėra tokių tam tikrų vienų žmogaus teisių, kad jeigu rūpi žmogaus teisės, tai jos turi rūpėti visos, o neselektyviai. Pavyzdžiui, ten maždaug aš čia kovosiu už neįgaliuosius, bet būsiu prieš žydus ir prieš gėjus. Taip neišeina. Arba tu esi už žmogaus teisės ir vertini visus žmonės, arba tu nesi. Ir 2009 Užsienio reikalų ministerija pakvietė Evaldą Jansą kuruoti parodą už žmogaus teisės. Ir jisai pasiūlė Akvilės Anglickaitės kūrinį, kur jį fotografavo paauglius Olandijoje, kurie jaučiasi ne savo kūne, tai tiesiog jie pasirenka savo vardus. Ir aplinka jos priema, tėvai, ir ten jų istorijos aprašytos. Ir štaiga ta ministerija sakė, ne, mes tokių negalime eksponuoti. Jansas pasipiktinęs pasidalino Facebook'e, tada aš pasipiktinusi staigiai surengiau tą kontrparodą kairės dešinės galerijoje, menininkai už žmogaus teisės be cenzūros, kur kaip tik ir ištraukiau ir Akvilės darbus, ir
ir Ugniaus Gelgudos darbus, ir Adomo Danusevičiaus visą tą queer spektrą. Tai čia va keletas yra iš tų darbų. Ir dar vienas žvilgsnis į kolekciją, kai buvo Ievos Dilytės žvilgsnio gale, nes žvilgsnis viena iš pagrindinių feministinės kritikos tokių sąvokų ir apmąstymo objektų, kas tą žvilgsnį turi, kas tą turi galią, kam jis priklauso, kieno žvilgsnių žiūrime. Tai Elona Lubytė pakvietė prisijungti, kuruojant parodą Moters laikas, skulptūra ir kinas. Ir tai buvo labai įdomios paralelės tarp tų moterų įvaizdžių, kurie yra muziejaus kolekcijos skulptūroje ir kokie filmai, kaip ten kas vaizduojama. Tai buvo iš tikrųjų įdomių dalykų, bet čia reiktų atidžiai, yra katalogas, buvo išskirta kokios ten grupės tų vaizduojamų moterų ir panašiai. Ir štai ateinam prie 2012 metų, kai susibūrė irgi grupė menininkių ir nusprendžia, kad reikia padaryti postidėjos parodą. Kaip jos susibūrė, tiesiog Marta Vosyliūtė pagalvoja, kad reikia padaryti kažkokių fainų menininkių parodą ir viskas vyksta tokiu nehierarchiniu būdu, draugės kviečiasi draugės, viską kartu darom, diskutuojam ir geriausia dalis ta, kad tais metais įsikūrė Vilniuje lyčių lygybės institutas, ten Vilniuje jisai yra toks ES ir jie tampa mūsų sponsoriais ir ta proga prisijungė ten daug ambasadorių ir pirmą ir turbūt vienintelį kartą per parodos atidarymą Titanike ateina Prancūzijos ambasadorė, Švedijos, Vokietijos, ten krūva kažkokių ambasadorių, visi su vėliavom rėžė kalbas ir akademija truputį neteko žado, visi žiūri, kas čia vyksta. Čia, žinote, vyksta moterų menininkių paroda. Tai buvo smagu, jie dar mums išleido atvirukų rinkinį ir buvo gerai. Tai vienas kaip iš įkvėpimo šaltinių buvo, tai va čia aš angliškai turiu užsirašiusi, tai 2006 metais Modernaus meno muziejus Stokholme irgi pasižiūrėjo savo kolekciją, kur dominuoja vyrai menininkai ir Larsas Nitve tuo metu buvo direktorius, sako, tai jeigu mes taip pabandysim po truputį pildyti tą, kad atsirastų daugiau, tai čia ten 100 metų ir daugiau. Tai dabar girdėjau, kiek ten 138 metų reikia, kad tai po truputį pildytųsi tasai skirtumas, ten atlyginimus. Tai ką, tai tada pasiūlė tokį šūkį, vietoj 100% vyrų, 100% moterų, tokia pozityvų. Ir padarė didelę kompaniją, daug surinko pinigų ir iš privačių rėmėjų, iš valstybės, iš visų. Ir už 42 milijonus nusipirko 24 13 žymių menininkių kūrinius ir tai buvo toks jau svarbus dalykas. Tai mus labai tai įkvėpė mintis, kad, o kodėl ne? Čia kai sako, kad, negalima, tai kaip jūs čia vienas moteris, tai gal jūs čia, gal jums čia būtinai kažkokio vyro reikia. Nebūtinai. Gali būti, bet nebūtinai. Va, čia keletas vaizdų iš ten. Beatričė Vanagaitė. Ir vėl galvojant apie galios dinamiką, Lietuvos paviljonai Venecijos bienalėje, kurioje iki pat ateinančios Venecijos bienalės dalyvavo arba vieni menininkai vyrai, arba kažkokios poros. Tai kaip matote, 99 Mindaugas Navakas, Eglė Rakauskaitė, tai ne pora, bet vis tiek tai yra vyras menininkas ir moteris. Tada Svajonė ir Paulius Stanikai, Urbonai, Jonas Mekas, Narkevičius, paskui dar buvo ne tik Žilvinas, bet ir kitas Žilvinas Landsbergas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tik tai kitais metais bus Eglė Budvytytė. Ką, galima pasidžiaugti, kad nereikėjo mums kaip rusams laukti 100 metų, ne? Nors estai ir latviai seniausiai jau parodė ir ne vieną menininkę, ir queer menininkus, o mes tai tokie kažkokie labai šeimos vertybės. Taip, toliau. Kadangi ten buvo projektas Dariaus Mikšio Už baltos užuolaidos, kur irgi toks savotiškas labai būdingas būna, kai ypač sovietmečiu tai būdavo išplitę, kad kažkaip moterims, bet ne tik sovietmečiu, moterims nereikia duoti kreditų, jos kažkur prisideda prie kūrybinio darbo, bet jų vardai pradingsta čia ir moksle, ir mene, ir taip toliau.
Ir va šitas principas, kad Darius Mikšys pasiūlė tokią šiaip įdomią idėją valstybę kaip kuratorius peržiūrėti, kam buvo skirtos stipendijos individualios ir paprašyti atnešti darbus. Ir kas norėjo, atnešė darbus, tos darbus nufotografavo, išleido katalogą. Ir tokia intriga buvo, kad ateini į Lietuvos paviljoną, o ten nieko nėra, tik balta užuolaida ir katalogas. Ir tada išsirenki iš katalogo darbą ir tau dvi kuratorės daržė atveža ir baltom pirštinytėm parodo tą kūrinį. Nu, tai tas buvo labai intriguojantį, gavo jie specialų paminėjimą, bet kokia čia buvo problema? Problema buvo tokia, kad nors tarsi sakė, kad oi, aš žiūriu, kaip čia kas gavo stipendijas, bet jau iš karto padarė tokį kuratorinį judesį, kad atmetė tuos, kurie vadinamieji buvo taikomieji. O tai yra toksai atgyvenęs principas šiais laikais, kai yra postmedijinis būvis, nes pažiūrėkite, kiek dabar, kaip klesti dabar įvairios tekstilinės praktikos, visokios medžiaginės, keramika ir taip toliau. Iš tikrųjų nesvarbu, kokią medžiagą naudoja, tiksliau labai svarbu, bet niekas tave medžiagos pagrindų, medijos pagrindų neuždaro į kažkokį getą ir nepasako, kad tu čia tik tai kažkokius kilimėlius audi, kažką čia dekoruoji. Tas vat taikomosios vaizduojamosios meno ir amato skirstimas ir irgi buvo vienas iš tų dalykų, prieš ką kovoja feministės, nes paprastai būdavo didysis menas, tapyba, skulptūra, ten grafika ir jau tie visi amatai. Pažiūrėkime į pirmąją lietuvišką parodą ir jos katalogą, pirmame puslapyje yra Čiurlionis, tačiau Čiurlenis užrašyta ir ten visi tokie svaigus, ten ramybė, rūstybė, ten reks, pasaulio sutvėrimas. Ir pabaigoje, nes ten buvo ir menininkų, ir amatininkų paroda, Žmuidiniūtė Antonina, Divonas, ten dar kažkokie ir visokių ten tokių paprastesnių dalykų. Tai štai, ir kadangi buvo tokia už baltos užuolaidos, štai atidarimas, štai stovi vidury Kęstutis Kuizinas kuratorius, Darius Mikšys menininkas ir Arūnas Gelūnas tuo metu buvo kultūros ministras. Na, mes sugalvojom irgi trysia padaryti ne apačioje, ten viršuje buvo pats paviljonas, tokie už baltos užuolaidos iš mano mamos virtuvės ir pūtėm burbulus ir, kaip sakon, irgi komentavome. Tai viena iš feministinių strategijų yra tiesiog kritiškas komentavimas, aktyvus, arba rodymas veidrodžio, arba kažkokiais kitokiais būdais atkreipimas dėmesio į situaciją. Žiūrėkit, tai nėra gerai. Nes visi bando apsimesti, kad viskas čia tvarkoja, čia nuostabu viskas yra. Tai štai. Ir ką? Nu tai daug tokių feministinių strategijų pasiūlė Guerrilla Girls grupės narės, kurios užsimauna ten tos gorilų kaukės, nors jos iš pradžių vadinosi kaip partizanės, bet kadangi buvo su gorilų kaukėmis, tai visi galvoja, kad tai apie gorilas. Ne esmė, bet jos iškėlė patį svarbiausią klausimą. Ar menininkė turi būti nuoga, kad patektų į modernaus meno muziejų, ir paskaičiavo, kad tenais 95% nuogalių vaizduojamų kūriniuose yra moteris, bet tik tai gal 5% pačių menininkių, kurių darbai ten yra moteris. Tai va toks įdomus klausimas. Vaizduoti mes vaizduojame, bet ar suteikiame joms žodį, balsą ir raišką. Tai štai, tai skaičiai, paskaičiuokime, pažiūrėkime, kiek ko yra. Ir aš tai norėčiau, kad Lietuvos muziejai padarytų tokį savo ir patys savo vidinį auditą, to konceptualų, ne tik apie pinigus yra auditas. Ir pasižiūrėkime, o ką mes turime. Tai pasižiūrėkite, kiek jūs turite moterų menininkų ir kiek jų kūrinių. Ir pasižiūrėkite, kiek turite kitokių menininkų, kokių queer arba aktyvistų ir panašiai. Na, o mes, sakau, su grupė kultūristės, tai sugalvom paskaičiuoti, kiek yra moterų ES paviljonuose, kiek jų buvo nuo 99-ųjų, kai Lietuva pradėjo dalyvauti, iki tuo metu, kai mes darėm šitą tyrimą, 2011-ųjų. Ir pasigilinom ir išskyrėm pirmą kartą ir vienintelį 7 meno dienose atsirado raudona spalva, tai kaip matote, surašyti paviljonai, moterų pavardės parašytos raudonai. Ir išsiuntinėjom į Bienalę, į kultūros ministerijas ir taip toliau, kaip matote, tokiam celofaniniam permatom įpakavime, tai net jeigu niekas ten nesigilina, bet tu spėjai pamatyti, kame esmė ten, tarkim, šveisdamas iš šiukšlių dėžę, tau kažkas raudono šmėsteli.
Ir kad būtų dar linksmiau, pridėjom tokį atviruką, kad read it sexy, we want more. Nes nesinori tokį daryti, kaip čia, kai tu skundėsi ir virkšleni, tai nėra galios pozicija, tu jau save statai į aukos poziciją. Reikia kažkaip atsimti ir kalbėti tokiu drąsiu balsu, reikalauti ir pasakyti, kad jo, mes čia esame, mums to reikia, mes norime daugiau. Taip, va, čia toks. Na ir tuo pačiu paaiškėjo, kad vienos postidėjos neužtenka, reikia ir toliau ją tęsti ir tada mes tęsėme su tokia mintimi, kad ogi pasižiūrėkime, kokios buvo to feministinio meno ištakos, jau minėtojų Karla Gruodis, jos prisiminimai, kaip jinai kažkada prieš 30 metų mokėsi baleto ir paskui jinai su Andželika Cholina vėl taip dirba ir kankina savo kūną ir dokumentuoja. Giedrė Lilienė labai įdomi menininkė, ankstyvais 90-aisiais tikrai tokius piešinius darė, kur tarsi iš kaselių supinti visokie galios atributai, cigaras, kaklaraištis, falas, šautuvas ir popiežiaus tiara. Na, trečioji postidėja buvo pašvesta erdvei, nes erdvė yra kažkaip labai simboliška, dabar galvoju, kad 14 metai, jo, Krymas ir mes galvojam apie erdvę. Iš viso erdvė, kaip ir kūnas, erdvė ir kūnas yra labai svarbus tokie feministinio meno klausimai. Nes ne tik tai svarbu, kad ta menininkė būtų, bet svarbu ir, o kaip jinai eksponuojama, kiek jai parodoje erdvės skiriama. Nes dažnai būna vyras menininkas gauna kažkaip labai daug ploto, ten moteris sugrūda į kokį vieną kambarėlį ir rodo pasikeičiantį video darbus. Ir šiaip tas erdvės suvokimas yra labai skirtingas. Pavyzdžiui, galvojant apie asambliažus, kai vyrai ten sudeda tą asambliažo tradiciją sukrauti daiktus ant paveikslo, Rožanskaitė atverinėja, pavyzdžiui, vidinės erdvės, tokius atminties konteinerius konstruoja. Tai tas erdvės ir čia, jeigu tęsti toliau, galima prisiminti tą Ursulos Le Guin teoriją literatūros kaip krepšio Carrie a Bag Theory of Fiction, kur jinai ir sako, kad tikriausiai pirmasis civilizacijos įrankis buvo būtent ne koks nors pagalys duoti per galvą ar ten kažką, ne ginklas, o veikiausiai kažkoks ryšelis, rezginė, kažkoks krepšys, kur tu galėjai kiek tai maistelio įsidėti ir parsinešti, kad jeigu lietus lyja ten savaitę, kad tau nereikia ten per lietų eiti ir kažką ieškoti rankioti. Tai štai, tai ta ryškės erdvė, tai mes ir aiškinomės kiek. Dar vienas labai geras buvo Estijos paviljonas Venecijos bienalėj, kuris vadinosi Moteris užima nedaug erdvės. Ir tai buvo citata Estijos parlamentaro Women Take Little Space, kai ten vėlgi buvo irgi kažkokie klausimai lyčių diskutuojami, tai tas parlamentarės tiesiog pareiškė, kad moteriai nereikia daug erdvės, jinai nedaug tos erdvės užima, tai štai, reiškia, buvo plotas, buvo visokios performatyvios praktikos, buvo analizuojama, kas tas yra kūnas ir kodėl moteris iki šiol suvokiama kaip tam tikra seksuali lėlė. Čia, pavyzdžiui, menininkė padarė tokią lėlę kaip gyvą skulptūrą tikrą. Va čia Laisvydės Šalčiūtės kitam šone ten irgi. Bet esmė, ką dar norėjau pasakyti, aš šiandien, ko gero, neįtraukiau tos 4 postidėja karas, kur esmė yra tokia, kad moteris menininkės tai nėra taip, kad jos susibūrė ir jos tik tai kažkokie specifiškai moteriškus klausimus, lygiai taip pačiai kaip vyrai menininkai negalvoja tik tai apie specifinius vyriškus klausimus, nors aišku, jam dažnai labai rūpi ta galia, bet pavyzdžiui, mes kalbėjom apie karą postidėjoje, dar tik tai jau Krymas buvo atsitikęs jo, bet dar nebuvo tos plataus masto invazijos, nelabai kažkas apie tą karą kalbėjo. Jau mes padarėm parodą postidėja karas. Tai va, na ir ką, apverstas gestas, čia specialiai apie tam tikrą gestą kaip galę, nes menininkė tai yra, jinai turi atsimti tą, čia Jacksonas Pollockas, kuris yra garsiausias turbūt to ekspresyvaus, abstraktaus ekspresionizmo atstovas ir jis pagarsėjo to, kad jisai tiesiog laisto, ten taškos tas drobės. Ir tai savotiškai charakteringa, kad net nebelieka prisilietimo prie drobės, tiesiog kažkoksai
taškymas. O kalbant apie feministinį meną, tai netgi yra rašoma, kad jisai perkelia akcentą, čia Lizos Tikner mintis yra nuo vizualumo, nuo to, ką mes matome, nes tai dažniausiai ir yra tas objektifikuojantis, į taktiliškumą, į tą prisilietimą, kad, o tai pasižiūrėkime, kaip čia jaučiasi. Ir labai įdomu tai, kad Jurga Barilaitė padaro tokį kūrinį, kur jinai boksuojasi su siena, vadina tai būtinoji gintis, nes jinai ginasi nuo tos visos patriarchalinės tapybos tradicijos ir vis tiek jinai besibuksuodama išbuksuoja kažkokią didelę kūdikio galvą, tai ta motinystė yra daug kompleksiškesnės menininkės, yra kaip tai vaizdinys, ką reiškia būti menininkė, tuo pačiu metu būti ir motina ir taip toliau. Žodžiu, aš manau, kad Jurgo šitas kūrinys tai duoda išžiauna, nokautuoja Polą, kad tai tikrai. Nenuostabu, kad Alfonsas Andriuškevičius rašydamas apie trienalę iš visų kūrinių pasirenka tik tai šitą vieną, nieko jokių kitų net neaprašo ir savo recenziją pavadina negeri abu teptuko galai, kažkaip gal taip, nes kažkada jisai rašė apie Ričardą Povilą Vaitiekūną ir pavadino tekstą geri abu teptuko galai, nes jis ir taip tapo, ir su kotu paraižo, o supras Barilaitė negeri. Ir aš galvoju, kaip tai yra neteisinga apibrėžinėti tokį radikalų, stiprų meninį gestą, kuris nokautuoja tradiciją, kaip būdinga moteris neegzistuoja, moteris yra vyro kitas, kažkoks negatyvas, kažkoksai trūkumas falo ir taip toliau. Per visą tą trūkumą, vat jinai nėra Povilas Ričardas Vaitiekūnas, nu ačiū. Jinai yra savarankiška, labai įdomi menininkė, tiesiog ją apibrėžinėti per tai, kas ji nėra, tai irgi taip labai keista. Ir čia kitas svarbus momentas, tai yra balso. Riksmo, jau kalbėjom apie moters balsą ir kai mane žiūrėjo, aš rėkiu čia 2002, kai įžengi pasižiūrėti, tai pamatai projekciją ant šitos kūdikio galvos ir pasigirsta toks kraupus klyksmas pačios autorės, projektuojamos ant tos drobės ir ką jisai daro, jisai aišku suardo tą žiūrėjimo malonumą, kurį mes patiriame ten tamsioje salėje ir ten savo tiesiog. Bet moterims menininkėms daugiau iškyla dilemų, kaip rašė Rolanas Bartas esė Romanai ir vaikai, kai rašo apie romano autorės, tai būtinai pasako, kiek jos parašė romanų ir kiek turi vaikų, tarsi kažkokia jos reprodukcija susijusi su kūrybiškumu, vyrų tai neklausia, kiek jie ten turi vaikų, bet motinystė dažnai menininkėm tampa tam tikrų apmąstymų, nes daug laiko užima ir štai Jurgos Barilaitės dukra randa knygelę, skaito, mokosi skaityti, o ta knygelė yra Valeris Solanas vyrų išnaikinimo draugijos manifestas. Ir Jurga tokia sutripsna, tai kaip čia dabar, tai man čia rodyti ar nerodyti, kai čia vaikas skaito, kad gal reikia išnaikinti visą vyrų giminę, o čia žinoma Valeris Solanas tiesiog apverčia visą situaciją, kaip buvo įsivaizduojama kalbama apie moteris, tai jinai atvirkščiai dabar taip parašo apie vyrus. Na štai. Vėlgi apie meninį gestą. Ta meninį gestą galima ne tik tai taip kažkaip sureikšminti, bet galima jį paversti tokiu paprastu gestu, kaip Patricija Jurkšaitytė ir Leila Kasputienė išmoksta kosmetologių, praeina kursus ir parodoje Nekaltas gyvenimas įrengia tokį kabinetą ir va tiesiogiai tapyba ant veidų, kaukės ir taip toliau. Tokia įvedama kasdienybės praktika irgi viena iš feministinių strategijų, pavyzdžiui, ateiti išplauti galerijos grindis. Mary Liederman Ukelės labai mėgsta tokius, arba paspausti ranką visiems New Yorko šiukšliavežiam ir taip toliau. Dabar kitas su žvilgsniu, su prisilietimu vėl tapybos, to gestiškos tapybos. Kas yra tapybos gestas? Na, va tai Alina Melnikova 2007 užklausė visą tą žiūrėjimo, objektifikavimo, kūno pasisavinimo ir gesto. Jinai padaro tokį performansą, kad jinai stovi vienoje patalpoje, uždengtoje veidrodiniu tokiu stiklu. Žmonės stovi čia patalpoje, ją mato pro tą veidrodinį stiklą, o jinai jų nemato, jinai mato tik tai save. Ko mes negrįžtame dabar.
Ir jinai dažosi lūpas ir bučiuojasi, kūrinys vadinosi Atpažinimas, nebučiuok manęs, aš tai galiu padaryti pati. Tai tas meninis gestas persikelia iš tų rankų, iš pirštų į lūpas ir bučiuoja ir su tom lūpom paišo kažką ir tuo pačiu nusirenginėja. Tai užklausė tą striptizą kaip po tokį, kad jis neva tai skirtas tam žiūrovo malonumui, tam vyro žvilgsniui, bet jinai realiai to nemato, jinai mato save, tai tokia autoerotikos, gal homoerotikos momentas atsiranda. Bet iš kitos pusės, ta įtampa, tai vis tiek, kai tu esi žiūrovas, tai tu suvoki, kad čia yra, tu esi kažkokioj įtemptoj vietoj ir tu matai ir ją kaip žiūrovas kiaurai ir tu matai tai, kas transliuojama jau iš jos kabinetos priešais tokį. Žodžiu, tokia įtampa susidaro tų žvilgsnių. Galiausiai viena iš svarbiausių Eglės Rakauskaitės gyvųjų skulptūrų Be kaltės kaltiems pinklės išvarimos iš rojaus 95 sukurta. Ir tos mergaitės su tokiom baltom suknelėm, nekaltybės, bet sunkiais švarkais, tokiais vyriškais ir paltais, ir sukabintos, surištos kaselėm, kaspinais. Ir tokios tarsi negalinčios pabėgti iš tos patriarchalinės struktūros, kuri jos numato. Bet kas yra įdomu, kad jau paskui, kai Bojana Peič kuruoja tą jau parodą, tai pakviečia Rakauskaitę atkurti performansą, jau jinai tada, kaip sakant, atnaujina ir įduoda merginom į rankas žirklės. Jos jau gali tos kaspinėlius nusipirkti ir išsilaisvinti. Nu, čia kitas yra dar Eglės Rakauskaitės kūrinys, kuris iš tikrųjų, kurį naudoja žmonių plaukus, ir čia yra tas būdingas 20 amžiaus pabaigos tokio objektiško meno, kai naudojamos visokios organinės medžiagos, kurios kažkas, kas buvo gyva, tapo negyva, kaip Kristeva rašo siaubo galiuose, ir tai kelia tokį ir šleikštulį, ir nejaukumą, ir trapumą. Ir vat, Rakauskaitė viena iš tokių vat, objektiškų medžiagų, ten taukų, medaus, organinių, šokolado, plaukų naudotoja. Nu, pavyzdžiui, šokoladų jie atliejo krucifiksus ir jo, tai štai Dievo kūnas. Tai vat prašom, ir kas čia pasidaro, kai jinai sudeda iš jų tokį ornamentą, nu, tai kvestionuojama ta pagrindinė dogma, kad tai yra vienas Dievas trijose asmenyse, o ne krūva tų dievų ir taip toliau, ir kur ta hierarchija, kur ta šventybė toksai, ir ką mes valgome. Taip, dabar aš galvoju, čia to laiko nėra daug, o aš dar turiu daug visokių paveikslėlių, tai gal aš pabandysiu tiesiog kai kur praeiti ir nedaug pakomentuoti, kad nueičiau iki ten, kur man atrodo svarbu. Šita magmos paroda, kurią kuravo Benedeta Karpi Deresmini, italų kuratorė, ir aš, mes kuravome Nacionalinėje dailės galerijoje Romoje, Nacionalinėme grafikos institute, tai tas pastatas, iš kurio išteikta Trevi fontanas. Čia gal buvo įdomiausias dalykas tai, kad va būtent ir pabandėm konceptualizuoti, o kokios buvo tos feministinės strategijos, galvojant apie iš feministinės perspektyvos, kaip moteris menininkės reiškėsi. Ir vienas iš pagrindinių dalykų tai buvo atrasti savo kalbą, nes ta kalba, kurioje mes reiškiamės, jinai mus struktūruoja, o kokią čia rasti tą kalbą, kaip mes įpratę prie vyriško kūno, jisai tarsi viską apibrėžia, o ta moters, pavyzdžiui, Suzanne Santoro išleido tą knygelę, ten buvo cenzūruota, o vyro lytis, tai mes matom nieko tokio. Ir tada atkreipiam dėmesio apie tokią ikikalbinę raišką, tai yra, kol dar neįžengia į kalbos sferą, kol dar tik tai vaikas tik tai kažkokius garsus leidžia, ten guguoja ir panašiai, bet tai vis tiek yra kažkokia komunikacija. Ir va čia Eglės Rakauskaitės meduje irgi toksai kažkoksai kaip embriono poza, ta vat kūrybinė galia, kuri dar yra neįžengusi į kalbą. Ir paskui prasideda tas bandymas rasti savus žodžius, savaip įgarsinti, savaip įbalsinti per kūną, per kažką. Ir vat skirelė kalba kaip užtaisytas ginklas, tai jo čia Barilaitės rodyti ar nerodyti, bet labai įdomu, Chiara Fumai, jinai va kaip tik tą Valery Solanas manifestą aiškinosi, ir va čia kaip tik užrašas yra, kad vyras menininkas yra prieštaravimas. Contradiction in terms. Nu ir jinai tenai aiškina, kaip ten turi būti.
Aišku, visos tos religinės dogmos, kurios vėlgi pagristos patriarchalinė tvarka ir hierarchija ir vyro viršenybė ir kūnų ir ko tik nori. Tai čia ir Laisvydės Šalčiūtės toks išardytas krucifiksas ir visokie istorijų pasakojimai, abėcėlės, pavyzdžiui, Keti Laroka miega su J raide, kur reiškia aš. Ir taip toliau, va čia garsioji Tomazo Binga, kuri parašė Io sono una carta, aš esu popierius, ir jinai pasisiūna suknelę iš tapetų popieriaus ir atsistoja tarp tapetų, tarsi pranyksta tarp tų tapetų, kaip moteris dažnai turi pranykti aplinkoje. Va, Eglė Bogdanienė duoda kažkur Azijos šalyje išsiuvinėti savo pasą. Ir kai buvo čia jinai instituto, šito dailės akademijos, dabar galvoju, prorektorė ar dekanė ar kažkas, tai vat raštas, žinote, lietuviškai yra raštas biurokratinis ir galime jį išsiuvinėti visaip kaip. Toksai. Vėlgi to kūno pasitelkimo kaip kažkokios abėcėlės. Vėl Tomazo Binga visokias, čia ne viena menininkė šoko raides, darė kažką, persvarstė, kas tai yra. Na ir Mirela Bentivolio, garsi menininkė, kuratoriai išardė, dekonstravo monumentą, ten ir vyras sugriuvęs, ir momentas, ir kas tik nori, ir kultūristės irgi pasiūlė, kad Vilnių reikia kišti į kojinę visus tos spalinius. Dar vyksta tuo pat metu ir Ievos Burbaitės kuruojama paroda asmeniška apie moteris Lietuvos tarpukario mene, labai įdomi ir plati. Tada tiesiog trumpai papasakosiu, gal labiau netgi pažymėsiu, kad įvyko toks dalykas, kad labai svarbu ne tik tai galvoti, ką moteris gali sukurti, bet ir ne tik tai, kur jų trūksta, bet ir pagalvoti apie ambicingą dalyką. Tai pavyzdžiui, kad buvo švenčiamas išsilaipinimo Mėnulyje 50-metis 2019 metais, labai daug visame pasaulyje visokių buvo parodų, bet niekas kažkaip neatkreipė dėmesį, kad tarp tų astronautų moterų taip ir nebuvo, tokios parodos nebuvo. Tai mes ją padarėme su Denise Acker, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre. Kultūristės padarė netgi tokį video darbą, kaip moteris skrenda į Mėnulį ir panašiai. Na tai ką, tai NASA pažadėjo, kad jie iki 24 metų jau išsiųs moterį į Mėnulį, tai vat kažkaip jau 25 nematau, kur jinai ten yra, gal dar skrenda, gal kažkaip va. Tai buvo tiesiog daug visokių ir dalyvaujamojo meno, ir va, visokių susijusių kūrinių, va, Rožanskaitės Puprinės, Dalios Mikonytės darbai tokie medicininiai, Rožanskaitė va, vidinės erdvės savo asambliažuose atveria ir va, kaip tik šiam 9-ais, kai išskrido žmogus į Mėnulį, jinai daro mokslininkų ciklą, tokius labai su kosmonautus primenančių žmonės, arba tokį va, kosminę kompoziciją labai keistą. Diletos Deikės labai, kad moteris yra apsaugotos, jos tiesiog apsaugotos nuo erdvės, va čia tokia atrodytų, Dileta galėtų pakomentuoti, kad kaip tą erdvę, koks ten darydavo minimalę erdvę, kad tai išsviesti, reiškės, ir koks angos dydis, ir kaip va šita anga yra tokia kaip toksai apsaugos priemonė, kad tos moteris tą erdvę nepatektų. Na va, Dovilės Dagienės, aš dabar viso nekomentuosiu, Ridikaitė, Maknytė, kaip visada įdomius dalykus, tai gerai mes čia praeisime. Laisvydės Šalčiūtės aktualūs darbai. Na va, kultūristės Mėnulyje. Čia viskas buvo iš moteris Mėnulyje. Jo. Nu ir dabar pabaigai gal dar noriu pasakyti, kad labai svarbu ne tik tai galvoti ir aktyviai kažką veikti, bet ir keisti institucijas, keisti kanonus, kažkaip pergrupuoti, perkuruoti. Tai va čia paėmiau tokį pavyzdį, kaip Nacionaliniai dailės galerijoje buvo rengiama nauja pastovioji ekspozicija 20-ojo amžiaus ir kad buvo stengiamasi daugiau moterų menininkių įdėti, tai va ir Marijos Šviežienės gobelenas toksai
abstraktus ir Elenos Urbaitis, ir Aleksandros Kašubos, Irenos Giedraitienės darbai. Nes jeigu tu neužklausi to kanono ir jo vertybių, o tai kaip viskas, kodėl šitie autoriai, o ne kiti, jeigu tu turi kažkokį įsivaizduojamą šedevrų ir tokių klasikinių autorių sąrašą, tai tu niekada nieko nepakeisi. Tu turi dramatiškai keisti visą santykį to žodžių. Ir čia, va, pavyzdžiui, toksai pavyzdys, kad mes turime tokį įsivaizdavimą Lietuvos dailės istorijoje, kad tai yra vyrai tapytojai, yra atnaujina, prasidėjus Chruščioviniui atšilimui, atnaujina jie ten tapybą, ten Džiauštas, Švažas, Gešas, panašiai. Bet aš kažkaip manau, kad gal net svarbesnės buvo tos tylios modernistės, tokie kaip Kazė Zimblytė, Juzefa Čeičytė darė tokias abstrakčias drobės, buvo abstrakcijos pradininkės ir kažkaip jo visi jas vertina, labai domisi užsienio muziejai, bet kažkaip nelaikomosios kažkokiom pagrindiniam ten tapybos atnaujintojom. Na ir galiausiai apie postkuravimą aš noriu pakalbėti. Postkuravimas tai yra, kai įsiterpiama į jau egzistuojančią parodą ir aš manau, kad postkuravimas tai yra labai gera priemonė greitų būdų kažką keisti, kai tu įsiterpi į jau egzistuojančią parodą. Tai pavyzdžiui, kultūristės tokį padarė įsiterpimą į Lietuvos dailė 10 metų, matote, kaip tik Valentinas Klimašauskas su Asta Vaičiulytė žiūri, kaip Alinos Melnikovos darbai įterpiami reprodukcijų pavidalu. Dar aš atnešiau ir tokią Fridos Kalo reprodukciją, kurią Žvilė Pipinytė nupirko Kalvarijų turgui, šiaip dėl įdomumo. Kitoj pusėje buvo užrašyta, kad художник Шишкин Сосновый Бор. Tai tai įterpiau visokių reprodukcijų, ne tik tai moterų menininkių, bet ir šiaip vyrų. O čia man pasirodė labai svarbu Martos Vasiliūtės įdėti tokį kritišką, čia dabar parodoje esančioje Mo muziejuje yra iš Lietuvos dailės istorijos paveikslėlių, kaip reiškia Šaltenio vemianti moteris ir kultūristė vemianti, kaip Marta perrašinėjo tą istoriją ir labai šmaikščiai ir ironiškai. Tada keletą dabar tokių Paulinos Pukytės atskirų, tokių jinai su nedideliam tokiom minimaliom intervencijom į aplinką, girgždantis tokie rankturiai, tie muiliukai, kuriuos irgi dabar galima pamatyti kaip tokia kolektyvinė skulptūra tam tikro laiko, amžių sandūros atspindys, išspjautos kramtomo gumos irgi apskaičiuotos. O kaip viešoji erdvė, kaip mes ją suvokiame, kam jinai priklauso. Nu ir čia leisiu savo pristatyti tokį aktyvistinį nuotykį, kur matau ir Dileta yra nuotraukoje, kai norėjo feministės irgi išeiti į balkoną, paskaityti manifestą 21 amžiaus 2018 metais, jų niekas neleido vasario 17, tai tada buvo susimesta ir išsinuomotas narutis ir kitą rytą vasario 17 išėjome, skaitėme 100 svarbių Lietuvos moterų vardus ir skaitėme 21 amžiaus manifestą ir naručio balkono grotelės tapo emancipacijos vėliava, viena iš, kuri paskui keliavo po pasaulį, pavyzdžiui, nukeliavo į Romą ir keliavo nuo vienų moterų namų prie kitų moterų namų, kur buvo skaitomas ir tas manifestas, paskui tos vėliavos atkeliavo prie Garibaldžio tilto, kur buvo nužudyta studentė Džordžana Mazė ir buvo iškabintos kaip toksai solidarumo ženklas, kaip laikinas monumentas viešoje erdvėje. O kalbant apie postkuravimą, tai signatarų namuose yra tokia intervencija, signatarių namai, čia Ineta Armanavičiūtė sugeneravo tokius vaizdus, kad ir Žemaitė žiūri pro langą, ten yra ir Felicija Bortkevičienė. Ir signatarų namai dabar jau atsivėrė, kviečia feministės ir dalyvauti ir į balkoną, ir netgi ten, kur yra vasario 16 skirta ta akto salė, ten yra pakabintas ne tik tai vasario 16-osios, bet ir vasario 17-osios aktas. Taip, dabar aš kažkur galvoju, mes čia biški, aš dar nenorėčiau pabaigti, bet aš kažkodėl paspaudžiau tą escape, nežinau, ar aš kur nors matausi ar nesimatau ir kuo čia viskas baigsis.
Arba gal čia tai reiškia, kad jau ne, panašu, kad dar viskas tik tai dingo gal, aš žiūriu čia. Taip, aš toj pasidalinsiu ekranu. Nieko, būtinai. Taip, taip. Na ir dabar aš pereisiu prie tokio naujo. Čia va šitoj vietoj pasidalinsiu vėl ekranu. Jau čia pabaiga, kaip sakant, ne už kalnų. Matote techniką biofeminizmo. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad pastaruoju metu tikrai padaugėjo parodų ir moterims menininkėms įvairaus laikotarpio, labai daug ir tokių mokslinių, pavyzdžiui, Algės Andriulytės, Ilonos Mažeikienės, moteris menininkės tarpukario Vilniuje, tarp lūkesčių ir galimybių, ir katalogas labai gražus, išsamus išleistas buvo Kasiulio muziejuje 2021 metais. Tikrai tokia informatyvi, įdomi paroda buvo. Tada Agnė Narušytė su estų ir latvių kuratoriais parengė parodą Sidabro merginos, visai neseniai buvo 25 nacionalinėje dailės galerijoje. Tikrai svarbi paroda, įrodanti, kad tie mūsų įsivaizdavimai, pavyzdžiui, kad oi, nebuvo tų moterų fotografių daug, paaiškėjo, jų buvo labai daug tarpukariu. Paulina Mongardaitė buvo pradininkė, kuri Lietuvoje pradėjo, fotografavo Palangoje ir taip toliau. Tai čia tokių daug visokių mitų, kad tos moteris neišmanė technikos, jų ten nebuvo. Nu ir per atidarimą buvo rodomas ir performansas Godos Palekaitės, kur irgi susijęs su mėnuliu ir su kalba ir panašiai. Tai va čia tas mėnulis, moteris ir mėnulis, kažkaip jisai tokia atsikartojanti forma, turbūt mums vis dėlto reikės visom į tą mėnulį nuskristi. Ir kalbant apie postkuravimą, tai vat irgi labai puikus naujas pavyzdys, jau daugiau atveriantis sluoksnių postkuravimo, tai Monikos Kalinauskaitės Radvilų rūmų muziejuje, kur yra paroda Gyvastingi senojo pasaulio profiliai, naujai atidarytame Sparne. Jinai surengė irgi tokią intervencinę, tokią postkuratorinę, tai reiškia įsiterpiančią į egzistuojančią parodą, kur iškabino arba paleido per video tik tai moterų menininkių kūrinius. O kodėl? O todėl, kad visa kita, tai visi gyvastingi profiliai yra arba vyrai menininkai, arba nežinomi autoriai, kur gal ir yra šansų, kad tarp nežinomų yra menininkė, bet ir tai, kaip rašė Virginia Woolf, anonymous is always a woman, ta prasme, labai dažnai jos pranyksta, jų vardai pranyksta. Tai štai jos įdomi tokia paroda ir dar perkeltas akcentas, pavyzdžiui, Achilo kūnas, jūs matote, Achilas buvo tarp kovų pridėtas, nors jisai toksai labai čia erotiškas, o ten Sabinių pagrobimas tai buvo padėtas tarp kažkokių geismų, nors Sabinių pagrobimas tai yra jų realiai prievartavimas, nu kaip sakoma. Tai žodžiu, jinai sukeitė tą Achilo tokį labai gražų kūną, tokį homoerotišką atnešė prie geismų ir geidulių, o tą Sabinių pagrobimą prie kovų. Į kitą sekciją kuratorės sutiko Tojana Račiūnaitė ir Joana Vitkutė. Ir aišku, va, matosi Laura Garbštienė, Eglė Budvytytė va, ir bus ta menininkė, kuri atstovaus Lietuvai kitų metų Venecijos bienalėje. Ir pabaigai tiesiog keletą tokių svarbių autorių, jų yra tikrai žymiai daugiau, kurios aktyviai, drąsiai reiškėsi, sujungia tą ekofeministinį ir tą tokį prisilietimo svarbą akcentuoja savaip. Tai fotografė Janina Sabaliauskaitė, čia jos nufotografuota menininkė Gabrielė Gervickaitė, kuri ir pati yra labai įdomi menininkė, Ievos Kotrinos projektas, Agnė Jokšė, kuri laimėjo ne tik J.C. Deko premiją ir šiaip yra viena iš įdomiausių mūsų menininkių, bet jos svarbus tiesiog to sakytinio žodžio performansai, kai tu išeini ir tiesiog sakai savo svarbus dalykus. Na ir Agnė Jokšė be abejo susieja mūsų kultūros protestu, nes jinai ir buvo tas pirmas žmogus, kuris įžiebė kibirkštį, kuris paleido peticiją ir būdama
reiškia, tarpdisciplinininkų sąjungos pirmininkė atvėrė Sodas 2123 duris protestui ir tai jos asmenį susijungia tas aktyvizmas ir menas. Na ir galiausiai Morta Jonynaitė labai įdomi šiuolaikinė menininkė, kuri darbuojasi, būtent konceptualiai darbuojasi su visokiamis tekstilinėmis praktikomis, queer tematika. Ir be jokios abejonės noriu pabaigti grupę Rankų darbas, nes tai praktiškai vienintelė grupė Lietuvoje, kuri nuosekliai aktyviai reaguoja į karą, dirba, būrė žmonės, siuvinėja ukrainiečių poeziją, siuvinėja visokius dalykus. Tai čia vat konkrečiai siuvinėjamas ukrainiečių poetės eilėraštis, čia Art Vilnius metu, bet labai dažnai būdavo tokie performansai, va Dileta teikia, galite pasižiūrėti, sėdi, va prašome. Siuvinėjama ir Sodas 2123, ten ne vieną kartą jau buvo tokia kolektyvinė ir per Šiaurės vasarą žmonės ateina ir labai tokia suburianti veikla, nes visi jaučiasi, kad jie negali, nu taip, aukoja Ukraininių, be abejo, aukoja, palaiko, domisi, bet tarsi norisi kažkokių konkrečių veiksmų prisidėti, kažką padaryti, palikti žymę. Ir va tas siuvinėjimo momentas, va ir Justina Semčenkaitė sėdi irgi siuvinėja, atrodo, čia yra kažkoks tas feministinio prisilietimo, tas, va, kaip rašė Liza Tikner, perėjimas nuo to vizualumo, nuo vaizdo, kuris kuria atstumo, objektifikavimo, prie to prisilietimo. Ir yra labai svarbus toksai feministinio tokio posūkio, pokyčio momentas, taktinis, strateginis. Tai štai. Tai mano tokia labai greita apžvalga. Daug čia visko yra. Aš galvoju, kad dar galima, gal, nežinau, mes aišku viršim savo, jeigu kažkam reikia išeiti, tai jūs drąsiai eikite. Bet jeigu kažkam aktualu, aš galėčiau turbūt atsakyti į kokį nors vieną kitą klausimą, nežinau, jeigu tokių būtų. Arba šiaip pastabų. Nes aš jau čia ir baigčiau. Toliau tai aš įsivaizduočiau, kad mes negalime užsidaryti ir feministės visada buvo politiškos. Nu, net tas šūkis antros bangos asmeniškai yra politiška ir kai tos visos kasdienės namų praktikos, taip pat ir visokie vaikų gimdymai, ten švarinimasis, Woman House projektas 72 Los Andžele, Judy Chicago, Miriam Shapiro. Tai feministės visą laiką buvo politiškos ir neatskirinėjo meno nuo politikos. Ir man atrodo, dabar mes kaip tik esame tame taške, kur akivaizdu, kad visiems reikia, visai kultūros bendruomeniai reikia būti politiškiams. Taip, labai svarbu kurti savo kūrinius, daryti visą tai, ką mes darome. Kiekvieno laipsnis galbūt yra skirtingas. Vieno politiškumas yra parašyti eilėraštį, kito politiškumas yra eiti į gatves, lipti kažkur į balkonus, bet visi kartu vis tiek gali susitelkę išeiti į kažkokį streiką, būti tais, kurti tą tinklą. Iš principo, aš manau, kad reikalingas tas vėl sugrįžti prie to tinklo, kas tarsi atveda atgal prie krepšio teorijos, prie kažkokios rezginės, prie tinklaveikos. Mums reikia būti kartu. Jeigu mes norime pokyčio, tai mums reikia veikti solidariai, reikia veikti politiškai, nes kai tik tai izoliuoja, kai tik užsidaro, kai tik tai klausimai nebekeliami, tai mes iš karto pralaimime. Tai reikia turėti balsą, reikia kovoti, reikia nepasiduoti, reikia rodyti, reikia garsinti, reikia viešinti ir svarbiausia veikti kartu. Tai aš kažkaip galvoju, kad toliau yra visokios bendros praktikos. Tai nereiškia, kad sumažėja atskirų individualių praktikų reikšmė, bet ir bendras veikimas pasidaro labai svarbus, nes tik tai kartu galim kažkokį tai tą pokytį įgyvendinti. Tai turbūt taip. Na tai šitoj vietoje aš tada ir baigsiu. Labai dėkoju, kad atėjote. Aš tikiuosi, kad turėsite visokių savo minčių, drąsiai eisite visur ir reikšitės, nebijosite pasakyti savo balsą, nebijosite pasakyti, ko jūs norite, kas jums rūpi, ko jums reikia, nenutilėsite.
ieškosite, siekdamos tikslų, ieškosite kažkokių bendraminčių, bursitės į draugijas, į palaikymo grupės arba kažkokias iniciatyvinės grupės ir taip visos kartu ir visi kartu to pokyčio pasieksime. Ir strategiškai, politiškai, ir teoriniam lygmenį, ir praktiniam, keičiant institucijas, įtraukiant daugiau moterų menininkių į kolekcijas ir taip toliau. Tai štai, tai ačiū labai už dėmesį ir susitiksime kitose aktualios dailėtyros paskaitose.